Nuo 2025 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įsigalioja investicinė sąskaita. Ir anot Finansų ministerijos, ji bus ambicingiausia regione. Na, aš uždaviau Moteris investuoja bendruomeniai klausimą. Kokių turite klausimų apie investicinę sąskaitą? Ir štai ką gavau. Ok, turime nemažai klausimų apie investicinę sąskaitą. Taigi, pradedam. Sveiki, mano vardas Laura Šeškienė, esu finansų ir investavimo ekspertė, šioje srityje dirbanti 7 metus. Na ir šiandien su jumis pabandysiu pasidalinti, kasgi ta investicinė sąskaita ir atsakyti į jūsų klausimus. O pradėsime nuo klausimo, kasgi tai yra. Kas yra investicinė sąskaita? Ir kam ji apskritai skirta? Ir ką su ja reikės daryti? Ir kur ją tokia atsidaryti? O kiek ji kainuos? Na, žodžiu, daugybė klausimų, bet pradėkime nuo pradžių. Pradėkime nuo Finansų ministerijos pranešimo. Investicinė sąskaita bus ambicingiausia regione ir ji suteiks gyventojai galimybę pasirinktą sąskaitą deklaruoti kaip investicinę, neribojant investicinių sąskaitų kiekio ir apimant plačią sąskaitų geografiją. Taip pat nebus taikomas įnašo ribojimas ir bus sumuojami iš skirtingų investavimo operacijų gauti pelnai, nuostoliai su galimybė juos perkelti. Per investicinę sąskaitą investavimo grąžą pelną apmokestinti teks tik lėšų išsiėmimo metu. Kam nors supratot? Gerai, pabandom išnarplioti visą tai, kas čia parašyta. Pradėkime nuo klausimo, kasgi yra ta investicinė sąskaita. Investicinė sąskaita yra tokia sąskaita, per kurią mes investuojame į akcijas, obligacijas, fondus, ETF-us, sutelktinį finansavimą, tarpusavio skolinimo platformas, galbūt kitas investavimo priemonės. Žodžiu, tai yra sąskaita, iš kurios pinigai keliauja į tas investicinės priemonės. Na, pavyzdžiui, jeigu per banką norime investuoti į fondus, tuomet mes turime atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą ir atskirą einamąją sąskaitą ir tą einamąją sąskaitą susijęti su vertybinių popierių sąskaita. Ateityje tą einamąją sąskaitą galėsime deklaruoti kaip investicinę. Jeigu, pavyzdžiui, turime atsidarę tarpusavio skolinimo platformą, tai automatiškai tos platformos jūsų vartotojo numeris ir bus jūsų sąskaita. Tad jeigu mes norime investuoti, mes turime turėti kažkokią tai platformą, sąskaitą, per kurią investuojasi mūsų turtas ir pavirsta kitu turtu. Iš principo taip ir buvo iki šiol, tai kaip ir nieko naujo. Dabar kas keičiasi? Keičiasi tai, kad tos vietos, per kurias mes investuodavome, tos sąskaitos, ar tai per banką, ar tai per tarpusavio skolinimo platformą, ar tai per sutelktinio finansavimo platformą, ar per kitą brokerį, tas sąskaitas bus galima deklaruoti kaip investicinės, nu jos kaip yra jau dabar investicinės, tai ką čia deklaruoti? Nes jeigu mes jas priduosime VMI, ką reiškia priduosime, tiesiog reikės pateikti sąrašą sąskaitų, platformų tikriausiai pavadinimų, per kuriuos mes investuojame, pateikti VMI, kad mes norime, kad VMI traktuotų šias sąskaitas kaip investicinės. Tų sąskaitų skaičius yra neribojimas. Tai nepaisant to, kad kalbame apie kažkokią tai vieną investicinę sąskaitą, tai nėra viena sąskaita. Jų gali būti daug. Na, tiesiog paprastumo dėliai, tai vadinama, kad dabar atsiranda kažkokia naujovė investicinė sąskaita, bet tai nėra kaip viena sąskaita. Tai gali būti sąskaitų komplektas, jeigu jūs investuojate ne per vieną vietą. Na, iš tikrųjų, kas keičiasi nuo 2025 m. sausio 1? Kas keičiasi tiems, kas investuoja ir kas keičiasi tiems, kas neinvestuoja. Jeigu žmogus neinvestavo iki šiol, ar jam dabar reikia suskupti kažką daryti iki 25 metų pradžios ar 26 metų pradžios? Ne, tikrai nėra būtina. Na, aš sakyčiau, suskupti, pradėti investuoti tikrai yra būtina, bet tai yra nesusiję su valstybės pakeitimais ar mokesčių pakeitimais. Na, ir jeigu žmogus nuspręs pradėti investuoti, jam vienareikšmiškai automatiškai bus atidaryta investicinė sąskaita, nes kitaip jisai negali investuoti. Tai pavyzdžiui, jeigu norėsiu investuoti per sutelktinio finansavimo platformą, man tiesiog reikės atsidaryti savo, susikurti savo vadinamą accountą. Tai ir bus ta investicinė sąskaita. Jeigu norėsiu investuoti per banką, turėsiu atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą ir atskirą einamąją sąskaitą, kurią galėsiu deklaruoti kaip investicinę. Jeigu žmogus jau investuoja,
Tarkim, jis perka investicinius fondus, galbūt per kažkokį kitą brokerį, per Freedom24, per Interactive, per Revolutą, tai jis jau turi investicinę sąskaitą, galbūt turi ją ne vieną, turi keliose platformose, keliose bankuose, jis turi kelias investicinės sąskaitas, tai ką jam reikės padaryti? Jam reikės 2026 metais deklaruoti šitas sąskaitas, jeigu norės, neprivaloma, deklaruoti šitas sąskaitas kaip investicinės. Iš principo galima sakyti, kad nieks nesikeičia. Iš tos pusės, kad nereikia atsidarinėti kažkokių papildomų sąskaitų, mes jau jas turime, jeigu investuojame. Jas reikės tik deklaruoti 2026 metais už 25 metus. Beveik nereikės nieko daryti, reikės patikrinti kelis dalykus, bet apie juos pasidalinsiu kituose video. Gerai, keliaukim prie klausimo, kam apskritai reikalinga ta investicinė sąskaita ar tos investicinės sąskaitos ir kokią problemą jis sprendžia. Kodėl ji buvo sugalvota? Kokios yra pagrindinės investicinės sąskaitos naudos? Vienas iš pagrindinių investicinės sąskaitos privalumų yra tas, kad supaprastėja investicijų apskaita. Pavyzdžiui, jeigu aš pirksiu ir parduosiu savo investicijas, akcijas, fondus per investicinę sąskaitą, tai man nereikės mokėti pelno mokesčio ir tie sandoriai, kurie bus sąskaitos viduje, jie taip ir liks neapmokestinti. Iki investicinės sąskaitos buvo taip, kad jeigu aš darau kažkokius pirkimus, pardavimus, tai jeigu parduodu su nuostoliu, kaip ir mano problema, bet jeigu parduodu su prieaugiu, tai tuomet man reikia susimokėti pelno mokestį nuo prieaugio, jeigu jisai viršyje lengvatos dydį, paprastai 500 eurų. Tai dabar šitos lengvatos 500 eurų kaip ir nelieka, jeigu aš deklaruoju savo investicijas, tą sąskaitą, per kurią investavau, deklaruoju kaip investicinę. Tai investicinės sąskaitos, sakyčiau, pagrindinis tikslas, paskirtis greičiausiai yra ta, kad jis yra skirta ilgalaikiam investavimui. Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu investuoti ilguoju periodu ir ten perku, parduodu ir niekuomet neišsigryninu šito pelno į savo asmeninę banko sąskaitą, tai tuomet ir VMI nereikia mokėti pelno mokesčio. Tik žinoma, tą pelno mokestį po to kažkada reikės vis tiek susimokėti, galbūt po 10 metų, galbūt po 15, bet kada aš išsivesiu savo investicijas į asmeninę banko sąskaitą. Taigi pagrindiniai investicinės sąskaitos privalumai yra tie, kad supaprastėja vertybinių popierių pirkimo, pardavimo, administravimo visa tvarka, man nereikia mokėti pelno mokesčių, deklaruoti to pelno ir tie sandoriai, kurie vyksta investicinės sąskaitos viduje, jie ten taip ir lieka. Taigi dėka investicinės sąskaitos tie, kurie investuoja ir reinvestuoja savo parduotas investicijas, gautą pelną, gautas palūkanas, tai jie tiesiog toliau galės investuoti, nemokėdami tuo metu pelno mokesčio. Pati investicinė sąskaita buvo sukurta su mintimi, kad Lietuvoje atsirastų daugiau investuojančių žmonių ir būtų daugiau konkurencijos. Tarsi norima buvo suvienodinti sąlygas, kad visi produktai būtų lygiaverčiai, tiek trečia pakopa, tiek savarankiškas investavimas. Nežinau, iš tikrųjų, šiek tiek abejoju, ar tuo bus tai pasiekta, bet vienareikšmiškai manau, kad tai yra žingsnis į priekį Lietuvos investicinėme pasaulyje. Kokie yra investicinės sąskaitos bruožai? Apžvelkime dabar juos. Visų pirma, investicinė sąskaita turi būti atsieta nuo einamosios sąskaitos. Kas yra einamoji sąskaita? Tai ta sąskaita, kurią aš naudoju bet kam kitam, tik ne investavimui. Pavyzdžiui, perku maistą, moku už paskolas, moku už komunalinius ir taip toliau. Taigi vertybinių popierių sąskaita, kurią aš deklaruosiu kaip investicinė, turi būti atskira. Ir gali būti, kad pas dalį žmonių vertybinių popierių sąskaita yra susieta su einamąja sąskaita. Tai gali nutikti tokiu atveju, jeigu žmogus investuoja per banką ir perka, pavyzdžiui, per banką investicinius fondus ar akcijas. Dabar kaip pasitikrinti, ar mano vertybinių popierių sąskaita yra susieta su einamąja? Apie tai žiūrėk kitose video, o mes keliaukime toliau. Kitas investicinės sąskaitos bruožas, kad jų kiekis yra neribojamas. Aš galiu turėti 1, galiu turėti 3, galiu turėti 13. Sumos, kurios investuojamos per investicinę sąskaitą, jos nėra ribojamos. Taigi aš galiu investuoti 100 eurų, galiu investuoti 100 000, gali investuoti milijoną, nėra uždėta kažkoks tai limitas.
Taip pat nėra limito, kiek laiko aš turėčiau investuoti minimaliai arba maksimaliai per investicinę sąskaitą. Žodžiu, kiek noriu, tiek investuoju, tiek laiko prasme, tiek pinigų prasme. Kitas sąskaitos bruožas, kad ji nėra privaloma. Aš ją galiu turėti, galiu neturėti, na čia jau mano pasirinkimo klausimas. Ar ši sąskaita yra mokama ar nemokama priklausoma nuo paslaugų tiekėjo, pas kurį yra atidaryta sąskaita. Pavyzdžiui, jeigu sąskaita yra sutelktam finansavime ar tarpusio platformoje, tarpusio skolinimo platformoje, tai paprastai mes nemokame už tokios savo paskyros turėjimą. Jeigu, pavyzdžiui, investuoju į fondus per Swedbanką, tai tuo metu, kai filmuoju video, vertybinių popierių sąskaita nekainuoja, jeigu investuojama iki 30 000 eurų. Swedbank'e vertybinių popierių sąskaitos turėjimas tuo metu, kai filmavau video, kainavo 70 centų per mėnesį. Taigi, reikia pasitikrinti su savo brokeriu, su ta bendrovė ar su tuo banku, per kurį investuoju, ar jis mane apmokestina už vertybinių popierių sąskaitos turėjimą ar ne. Ir tai mus atveda į kitą klausimą, kur gali būti tos investicinės sąskaitos. Investicinė sąskaita gali būti per banką, banko vertybinių popierių sąskaita, dar gali būti sudėtinio finansavimo platformos paskyra, mes jau vadinam paprastai paskyrą, nevadinam, kad tai yra sąskaita kažkokia. Sutelktinio finansavimo platformos sąskaita paskyra. Tai negali būti kriptovaliutų keityklos sąskaita, bet gali būti, pavyzdžiui, tarptautinio brokerio, to kaip Freedom24 ir Interactive Brokers sąskaita. Į kokias priemonės galima investuoti per investicinę sąskaitą? Taigi apžvelkime dabar jas. Vėlgi, čia niekas nesikeičia, jeigu jau investavau į ką investavau, tai investuosiu ir toliau. Tai į ką aš investavau? Na, pavyzdžiui, į akcijas, į obligacijas, į fondus, į banko fondus, į ETF fondus, į sutelktinio finansavimo platformas, į tarpusavio skolinimo platformas. Sakyčiau, tokios pagrindinės priemonės, jos ir toliau lieka kaip legalios priemonės, į kurias aš galiu investuoti per savo investicinę sąskaitą. Ko negaliu deklaruoti kaip turto klasės, tai kriptovaliutų. Nei investicinės sąskaitos, nei to brokerio pavadinimo, nei pačių kriptovaliutų, jos neįeina į investicinės sąskaitos apibrėžimą, sakykime taip. Bent jau aš taip supratau, niekur nemačiau, kad galima bus tiesiogiai pirkti nekilnojamą turtą per investicinę sąskaitą. Bet nereikšmiškai bus galima investuoti į nekilnojamo turto fondus per sutelktinį finansavimą, tačiau fizinio turto greičiausiai nebus galima pirkti per investicinę sąskaitą, bet pataisykit, jeigu klystu. Ar verta man deklaruoti savo vertybinių popierių sąskaitą kaip investicinę sąskaitą, jei, pavyzdžiui, aš tik perku fondus ir juos, jau neparduodu, aš tik juos tik perku, ar man verta dabar deklaruoti šitą sąskaitą kaip investicinę? Na, sakyčiau, nėra būtina, tai tikrai, bet gali būti, kad ateityje kažkada norėsit parduoti ir nenorėsit su VMI ten aiškintis, už kiek pirkot, ar čia pelnas sugeneravo ar nuostolis, tai tuomet investicinė sąskaita padėtų, kad nereikėtų aiškintis dėl to pelno ir nuostolio. Bet jeigu nedeklaruosime kaip investicinės sąskaitos, tai liks ta pati tvarka, kuri buvo iki 2025 metų pradžios. Tai kokia tai tvarka, kad jeigu aš parduodu su nuostoliu, tai kaip ir, dėja nieko, ar ne, nėra man nei pliuso, nei VMI nėra kažkokio tai pliuso, bet jeigu aš parduodu su prieaugiu ir tas prieaugis yra didesnis negu 500 eurų, tuomet man reikia susimokėti GPM. Ar tai 15%, ar tai 20% priklausomai nuo mano pajamų dydžio. Tai pavyzdžiui, aš galiu turėti investicinę sąskaitą ir eiti prie naujos tvarkos, arba likti prie senos tvarkos ir tai yra legalu. Arba aš galiu dalį sąskaitų deklaruoti kaip investicinės, o pavyzdžiui, dalį sąskaitų šiuo metu nedeklaruoti kaip investicinio, o galbūt kažkada deklaruoti jas ateityje. Džiaugiuosi, kad žiūri šį kanalą ir jeigu manai, kad šis video yra naudingas, tai nepamiršk uždėti like, paspausti subscribe, kad kiti žmonės atrastų šį edukacinį kanalą. Ačiū tau. Investicinė sąskaita ir mokesčių lengvatos. Taigi, kas keičiasi nuo 2025 metų? Tiksliau, nuo 2026, kai reikės deklaruoti savo investicinės sąskaitos turtą. Tam, kad sužinotume, kas keičiasi, turime žinoti, o kaip buvo prieš tai. O iki šiol aš turėjau, sakyčiau, galima sakyti, netgi tokias dvi lengvatas. Viena lengvata buvo akcijoms ir fondams, tai jeigu aš juos parduodu ir viršiu 500 eurų prieaugį per metus, tai tuomet reikia susimokėti 15% arba didesnį GPM. Ir kita lengvata buvo palūkanoms iš indėlių, sutelktinio finansavimo, tarpusavio skolinimo ir vėlgi, jeigu aš viršiju ir gaunu daugiau palūkanų negu 500 eurų per metus,
tuomet man jau reikia susimokėti pelno mokestį. Na, VMI automatiškai paskaičiuoja. Tai kas keičiasi dabar? Dabar, jeigu aš investuosiu per investicinę sąskaitą arba kitaip kalbant, tas sąskaitas, per kurias iki šiol investavau, deklaruosiu kaip investicinės, tai tos lengvatos 500 eurų jau nebelieka, bet kas tada nutinka? Nutinka tai, kad pinigai, jeigu jie toliau investuojasi, reinvestuojasi tose pačiose sąskaitose, man iš viso tais metais nereikia mokėti to pelno mokesčio. Tai čia, nežinau, toksai pliusas tame, iš kitos pusės gali būti minusas tos investicinės sąskaitos, galima netgi galvoti taip, kad dalį savo investicinių sąskaitų aš tuomet deklaruoju kaip investicinės, o dalies sąskaitų galbūt ir nedeklaruoju, jeigu, pavyzdžiui, tais metais norėčiau nusimti dalį pelno ir pasinaudoti 500 eurų lengvata. Sakyčiau, ką verta deklaruoti kaip investicinę sąskaitą, pavyzdžiui, jeigu aš investuoju per tarpusavio skolinimo platformas ar sudeltinį finansavimą ir ten jau man įkrenta gan didelės palūkanų sumos per metus, didelės, aš turiu menį daugiau negu 500 eurų per metus, tai jeigu aš nenoriu nuo jų mokėti mokesčių, tuomet jas deklaruoju kaip investicinės sąskaitas ir tuomet nereikia man tais metais mokėti pelno mokesčio. Nes kas nutikdavo iki 2025 metų, tos palūkanos automatiškai krisdavo deklaraciją ir aš nenori turėdavau susimokėti pelno mokestį, jeigu ta suma, palūkanų suma viršyje 500 eurų per metus. Tai investicinė sąskaita man padės atidėti tą pelno mokestį į ateitį tuo metu, kai aš nuspręsiu išsiimti tas palūkanas į savo einamąją sąskaitą. Tiesiog persivesiu, tuomet VMI paskaičiuos, kad čia jau yra prieaugio išsiėmimas ir tuomet reikės susimokėti tą patį pelno mokestį. Tai iš principo investicinė sąskaita tiesiog atideda pelno mokesčio mokėjimą į ateitį. Investicinės sąskaitos atsiradimas niekaip nepaliečia nei antros pakopos lengvatų, nei trečios pakopos lengvatų, nei investicinio draudimo lengvatų. Tai yra visiškai nesusiję dalykai. Kokios lengvatos buvo trečioje pakopoje, pensijų fonduose, investicinė draudime, tai jos taip ir lieka. Išskyrus nuo 25 metų pradžios nebelieka GPM lengvatos įmokoms naujoms sutartims, tačiau senoms sutartims lieka dar 10 metų, o visa kita pelnas lieka neapmokestinas, kaip ir buvo iki tol toms sutartims. Atsakau į klausimą, ką daryti, jeigu nori iš vienos sąskaitos vertybinių popierių persivesti savo, pavyzdžiui, akcijas ar fondus į kitą sąskaitą. Ar tai reiškia, kad reikės tos pinigus išsivesti einamąją sąskaitą ir sumokėti mokesčius ir tada vėl persivesti pinigus į kitą vertybinių popierių sąskaitą, ar galima bus kažkaip tai gudriau? Savo vertybinius popierius, akcijas, fondus mes galime perkelti iš vienos sąskaitos į kitą. Pavyzdžiui, mes galime perkelti iš Revolut į Interactive, iš Interactive į Revolut. Nežinau, ar pavyktų perkelti savo fondus į Svedą, greičiausiai ne, ir to tikriausiai mums kaip ir nereikėtų daryti, bet pavyzdžiui, jeigu aš noriu parduoti savo fondus ir, pavyzdžiui, persivesiu tuos pinigus į Swedbanką, tai aš galiu aš parduosiu savo sebo fondus į savo investicinę sąskaitą ir tada iš sebo investicinės sąskaitos pervesiu pinigus į Swedbanko investicinę sąskaitą ir tada nupirksiu, pavyzdžiui, Swedbanko fondus arba atvirkščiai. Tai iš principo man nereikės pervesti pinigų į savo asmeninę sąskaitą ir sumokėti VMI mokesčių, pavyzdžiui, jeigu ten yra sugeneravęs didesnis pelnas negu 500 eurų. Į tiek apie mokestinės lengvatas ir investicinę sąskaitą. Jeigu dar liko klausimų, tai būtinai palik savo komentarą. Ačiū ir iki.